Nacionalinės Lietuvos bibliotekų savaitės renginiai Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos skyriuose ir filialuose jau įsibėgėjo. Šįkart smagius pirmosius žingsnelius bibliotekos link žengė Rėkyvos progimnazijos 1A ir B klasių mažieji bei Lopšelio darželio Bangelio vaikučiai. Juos į Rėkyvos bibliotekoje organizuojamą renginį Prieš ją nublanksta visi pasaulio stebuklai pakvietė ne kas kitas, o pati Rėkyvos raisto ragana. Mažas bibliotekos patalpas pakeitė Rėkyvos kultūros namų didžiulę salę, kurioje mažieji turėjo pakankamai erdvės ne tik pažaisti, mįsles minti, bet ir pašokti. Rėkyvos raisto raganai į pagalbą atvyko teatro studijos Bildukas Linksmieji klaunai, vadovaujami režisierės Danguolės Galinienės. Pirmuoju šventės nuotykiu tapo specialaus slaptažodžio atspėjimas. Tik pasakęs slaptažodį knyga, vaikai ir jų auklėtojos buvo pakviesti perkirpti renginio atidarymo juostą, padarytą iš ryškiaspalvių abėcėlės raidžių. Beje, dar prieš patį renginį vaikučiai taip pat pasipuošė raidėmis karūnomis. Kas A, kas B ir susidėjo beveik visa abėcėlė. O jau tada prasidėjo tikros linksmybės, mat klaunai nelinksmas mokyklinės užduotis pavertė be galo džiugiamis rungtimis. Tavo vardas yra? Gemantas. Ir žodis? Žoliai. Žolė. O koks tavo vardas? Lukas. Lukas? Labas, Lukai. Ir kokį žodį sugalvoji iš L raidės? O, šaunuolis, duok 5. Va, irgi mūsų klausėsi. Pasaka, ne vaikai čia. Ir? Pavargus nuo užduočių, klaunai su Rėkyvos raisto ragana pakvietė vaikus pajudėti tradiciniu traukinuku. Smagus vaikų trepsėjimas, garsus juokas, o vėliau ir plojimai atskleidė, kaip vaikučiams patiko sukti šioje didžiulėje salėje su neįprastais pasakų herojais. Smagumai nesibaigė ir susėdus ant kėdžių. Mat šaunuoliai klaunai parodė, kaip lengvai ir įdomiai moka sukti lankus, ar kaip jie groja smuiku drabužių pakabą. Renginiui einant į pabaigą, beveik 50 dalyvių prisiekė, kad dažniau lankysis Rėkyvos bibliotekoje ir mylės knygeles. Net 30 iš jų oficialiai buvo įteikti pirmieji bibliotekos skaitytojų bilietai. Įšventinimą į bibliotekos skaitytojus su pasakišku kardu suteikė linksmieji klaunai. Gavę bibliotekos skaitytojų bilietus, vaikučiai sušoko mankšto šokį, kuriuo pasižadėjo niekada nenustoti, neaptingti ir visada domėtis naujomis knygelėmis.